Sveiki gyvi, Povilas Petrauskas, čia vėl 5 minučių reikalai, šį kartą apie tai, kaip pasiekiama tai, kas norima ir kaip nepasiekiama tai, kas norima. Viename video pranešime tikiuosi, kad jums bus naudinga. Jau daug kas turbūt pastebėjo tie, kurie žiūri tokius video ne pirmą kartą. Ir ar mes susitinkam galbūt seminaruose, gaunate mano naujienlaiškius, prenumeruojat, ar tiesiog mes turim kažkokį, jeigu ryšį turim, tada galbūt greičiau pagausi tie, kurie pirmą kartą žiūrite. Galbūt gausis toks mini paprovokavimas, bet jisai yra susijęs su tuo, kad bet ką norima pasiekti žmogui, yra lengva tai padaryti. Vienas paprastas, kaip 2x2 pasakymas. Bet ką jūs norite pasiekti, yra paprasta ir lengva padaryti. Nesvarbu kas. Gal tai yra su jūsų asmeniniais tikslais, tarkim, karjeroje. Su asmeniniais tikslais jūsų sveikatoje. Tarkim, jeigu jūs norite numesti svorio, užsiauginti raumenis, gražiai atrodyti, gauti figūrą, ką nors padaryti su savim. Jeigu jūs norite pasiekti kažkokį tai karjeros laiptelį, jeigu norite uždirbti kažkokią tai konkrečią sumą pinigų, jeigu norite pradėti kažkokią savo mėgiamą norimą veiklą, visą tai padaryti yra paprasta ir lengva. Tiesiog, tai yra lengva padaryti. Dėl ko tai sakau? Kai pradedu klausinėti panašių dalykų tų žmonių, kurie yra jau pasiekę būtent tai, galiausiai mes prieiname prie tos pačios išvados, kad tai buvo lengva. Kad tai lengva pasiekti, kad lengva būti apskritai, lengva būti laimingu žmogumi. Laimingu žmogumi yra antiek paprasta būti, antiek lengva suvokti šitą dalyką, kaip tai padaryti, kad yra paprastesnių dalykų turbūt nėra. Ir visi tą patvirtino. Gal pačioje pradžioje pasakė, kad pačioje pradžioje daryti tai galbūt nebuvo taip jau lengva, taip paprasta, bet galiausiai ilgainiui visas šitas reikalas tapo tikrai lengvai įveikiamu ir to dabar žmonės gali džiaugtis. Faktas. Gali kilti kitas klausimas. Jeigu taip jau viskas yra paprasta ir lengva, jūs galbūt taip dabar pradedat galvot, tai kodėl tiek daug žmonių yra nelaimingų? Kodėl tiek daug žmonių neužsiima savo mėgiamą veiklą? Kodėl tiek daug žmonių net ir užsibrėžusių tikslus, lyg ir darančių pagal tam tikras kažkokios tai taisyklės ar ten normas, ar numatytus ten tam tikrus pasiūlymus, jie siekia, bet nepasiekia? Kodėl vis dėlto taip yra? Atrodo, viskas taip paprasta, viskas lengva, bet žmonės to neturi. Atrodo lengva būti laimingu, bet tiek aplinkui daug nelaimingų žmonių. Atrodo lengva būti sveiku, bet aplinkui tiek daug nesveikų žmonių. Atrodo lengva būti geru, bet aplinkui tiek daug piktų. Atsakymas labai paprastas. Lengva ir nepasiekti. Lengva pasiekti, lengva padaryti, bet tuo pačiu yra lengva nepadaryti. Kad ir kiek tai būtų skaudu išgirst, bet tai yra labai svarbu suprasti. Tai, ko jūs norit, tai, ko bet kuris iš mūsų nori, tą lengvai mes galim savo turėti. Pasiekti, atlikus tam tikrus dalykus, jeigu mes jų nemokam, mes galim išmokti. Jeigu mes dar nepratę, mes galim įprast. Jeigu mes dar tiesiog kažko tai neturim, mes galim padaryti tam tikrus konkrečius veiksmus ir mes turėsim. Nes jeigu tai kiti žmonės padaro, vadinasi, padaryti galim ir mes. Bet tuo pačiu mums labai lengva nepasiekti to. Jeigu mes norim atsisakyti vartoti alkoholio, tą lengva padaryti. Aš nuo 2013 metų nevartoju alkoholio ir žinau, kad tai yra lengva. Man dar yra sunkiau nevartoti saldumynų, bet žinau, kad ir tą galima padaryti. Bet yra labai lengva nedaryti. Yra labai lengva neatsisakyti tam tikrų senų įpročių. Yra labai lengva būti nelaimingu, labai lengva būti nesveiku. Tiesiog mes darom tam tikrus kitus dalykus. Taigi atkreipkite dėmesį, kaip į ką mes darom. Lengva yra daryti, lengva yra pasiekti. Tuo pačiu žmonių tokių daug galbūt nėra, dėl to, kad lengva yra ir nedaryti. Apsispręskite kiekvienas, ką norit, kad būtų. Ir tada žiūrėkit, kokią žinutę savo transliuojat kiekvieną rytą atsikėlę, kiekvieną vakarą einant gult, kiekvieną akimirką, kada mes kažką tai darom. Čia bus turbūt atsakymas.
Tikiuosi, kad tai mums buvo naudinga. Atkreipkite dėmesį į save, ką toliau darysit lengvai. Ar lengvai tingėsit, ar lengvai judėsit link savo norimo tikslo. Būkit savimi, būkit tik tai originalai savęs, nes visos kitos pozicijos yra užimtos. Daug svajokit ir įkvėpkite kitus. Jie įkvėps jūs. Čia buvo Povilas, 5 minutės reikalų. Sėkmės šiandien, šią savaitę ir iki kito karto. Ate.